Archyvai nurodo, kad pati seniausia restorano dalis buvo kaiminystėje, kairėje nuo šio šerno galvos iškabos. Šiuose vietose pirmieji kūrėsi pirkliai ir jų krautuvėlės. Jie stengiasi statytis namus šalia miesto rotušės ir turgaus prie jos. Jau senokai, daugiau nei prieš 500 metų čia mūrinį namą pasistačiau aš. Buvau tada gana turtingas. Tuo metu mūro statyba buvo labai brangi, didžioji dauguma Vilniaus pastatų tais laikais dar buvo mediniai. Šie rūsiai buvo statyti 15–16 amžiuje. Jei pažvelgsite užuolaidų pusėn į mažą salytę su laiptais, pamatysite išlikusi senąjį įėjimą iš gatvės. Čia Rūsyje buvau įkurdinęs savo krautuvėlę. Žvilgtel kairiau, dar kairiau. Čia Rūsyje toliau nuo gatvės, keliais dešimtmečiais vėliau, 16 amžiuje įsirengiau ūkinį sandėlį. Štai čia galite pamatyti išlikusią seną angai kiemą, per kurią iš lauko buvo supilamos ar įkeliamos prekės. Pakel galvą viršun, dabar jau niekas tavęs neužgrius. Beje, apie šį rūsį kalbama, kad 17 amžiaus pabaigoje čia buvo kalinamos moterys. Ekspertai tyrinėję pastato architektūrą ir istoriją, jokių įrodymų nerado, tačiau lubose kur ne kur pastebėsite geležinius kablius. O greta, už 1,5 metro storio sienos ir nedidelę patalpą labai primenančią vienutę.